Didžiausias įvykis šio turnyro yra pasaulio 93 kg Bushido FC pasaulio Grand Prix, kurioje dalyvavo iki 93 kg 4 kovotojai. Taip pat rezervinėje kovoje. Rezervinėje kovoje kovos anglas Ricky Campbell ir Tadas Šapoka. Kitoje kovoje susikau Henry Košman, tai pats stipriausias Vokietijos kovotojas ir Europoje užimantis pagal reitingus trečiąją vietą šio svorio kategorijoje. Susikau su Egidijum Valavičium ir Egidijus Valavičius prieš tai pasidarė porą kovų, tai spalio 1 dieną laimėjo Moldavijoje nakautų ir dabar trikampių kojos smūgimu praeitą savaitę Londone laimėjo kovą prieš Rusijos atstovą. Aš tikiuosi, kad viskas bus gerai, man nepritrūks jėgų, padės gal daug kas ir namų sienų, savi sirgaliai, savi draugai. Aišku, tikėsiuosi geriausio ir stengiuosi padaryti viską, kad apginti savo titulą. Kitoje kovoje sunkiasvorių kovo 130 kg sveriantis vokiečių siaubas Jerry Otto susikau su Tomu Pakutinsku. Jerry Otto tituluojamas pačiu geriausiu Vokietijos kovotoju, sunkaus svorio, buvo šitą kovą pagal K1 taisyklės. Tomas lengvesnis 35 kg bus, man atrodo, įdomi kova. Ir su kita Abe, tai daugkartinis Sengoku jazz turnyrų nugalėtojas, prizininkas šūto turnyrų prieš Igną Barisą. Ignas Barisas taip pat šį kovai prasidėjo vieną kovą irgi Londone. Londone jis nakautavo Anglijos atstovą pirmajame raunde, aukštą smūgį į galvą. Ir šį kartą iš tikrųjų įspūdinga kova dėl to, kad iš kita Abe skaitomas šios svorio kategorijos vienas iš pagrindinių lyderių Japonijoje. Be abejo, sugrįžtantis Remigijus Morkevičius buvo pasitraukęs iš profesionalaus sporto. Aš nesu, kad buvo pasitraukęs į sportą, jis sportavo visada, bet ne kovojo didžiajame ringe. Didžiajame ringe kovoti reikia specialaus pasiruošimo tam. Ir buvo priimtas skubus Remigijus Morkevičius sprendimas iš jo pusės ir buvo iš mūsų pusės. Ir Remigijus Morkevičius sugrįžta šį kartą į ringą ir šiai dienai būtent norėjom patvirtinti iki spaudos konferencijos jo varžovą, bet dabar turim 3 kandidatus. Ir dabar mes dar peržiūrėsim ir galutinai patvirtinsim šį kandidatą. Aš manau, kad kelios valandos bėgiai dėl to, kad man internete man reikia dar peržiūrėti ir aš noriu užtvirtinti galutinai jo. O jo kandidatai yra Lenkijos atstovas, Baltarusijos ir Vokietijos, bet man atrodo, kad bus užtvirtinta Vokietijos atstovas ir kovos Remigijus Morkevičius būtent su Vokietijos atstovu. Džiaugiuosi, kad esu dar čia įleidžiamas pasikalti. Ruošiausi atsakingai. Labai malonu dalyvauti. Ir pažiūrėsim kad neprisikalbėti per kovą. Petras Markevičius, Egidijus Valavičius ir Marius Žuromskis pasirašo didelę labai sutartį, kur Amerikoje Las Vege turės kiekvieną savo svorio kategoriją 16 Grand Prix, kur prizinis fondas pirma vieta $1 milijonus. Nuo vasario mėnesio prasidės pirmos kovos. Vasario 4 dieną jau Egidijus Valavičiui bus pirma kova, už 2 savaičių bus Marius Žuromskis kita kova ir taip eisim toliau.